Savaitgaliui su jumis noriu pasidalinti tokia labai paprasta, bet gera meditacinė praktika. Galit patogiai įsitaisyti, atsisėsti, atsilošti ar į fotelį, ar į kėdę. Jeigu neišeina šitaip kojų sulankstyti, dėkit kaip jums patogu. Galit atsitūpti netgi ir pasikišti, tarkim, pagalvės, štai taip, kam patogiau. Na, visaip įmanoma, nėra irgi čia vėlgi griežtų taisyklių. Svarbu, kad jūsų kūnas galėtų atsipalaiduoti ir pabūti tokioj gilioj poilsio pozicijoje. Mes dabar tiesiog ramiai pakvėpuosim. Tai nėra specialus kažkoks kvėpavimas, kad mes jį patys forsuosim, bet įsigilinsim ir pajausim, koks jis yra. Kiek jisai gilus, kiek harmoningas, kiek ramus, kiek jis tolygus. Galim užmerkti akis, galim tik primerkti akis, kaip jums patinka. Jeigu norit stebėti aplinką ir savo kūną vienu metu, galima ir taip. Yra žmonių, kurie mėgsta užsimerkti ir nerti į gilumą, į savo vidinį gylį. Galim primerkti akis, jeigu norisi pradžiai. Ir pakvėpuoti, pastebėti, koks yra mūsų kvėpavimas. Tiesiog giliai, ramiai įsiklausom, pastebim, koks jis yra. Ar jis ramus? Ar užpildo mūsų kūną? Ar jis pakankamas? Norisi įkvėpti giliau, iškvėpti giliau, taip ir padarykim. Pajauskim savo kūną tokį vientisą. Pabandykim dėmesio aprėpti visą vienu metu. Kaip jis jaučiasi? Ar nėra kažkokių įtampų? Ar galva laisva, ar kaklas pakankamai tvirtas ir atsipalaidavęs? Ar nėra įtampų pečiuose, krūtinėj, patikrinkim? Ar pakankamai laisvos mūsų rankos? Nugara, pilvas, ar nėra ten kažkokių įtampų? Praseikim per sėdmenis, per kojas, per pėdas. Ir kvėpuojam toliau, stebim savo kvėpavimą. Gali atsitikti taip, kad mūsų kvėpavimas pradės rimti. Jis darysis ramesnis, lėtesnis ir gilesnis. Giliai atpalaiduojantis. Dar kartą savo dėmesiu praseikit per kūną ir pastebėkit tokias vietas, kurios jums išsiryškina, kurios prašosi dėmesio. Gali būti skirtingai. Kam pečių zona, kažkam juosmuo, kažkam kažkokie vidaus organai. Galbūt sąnariai, galbūt galva. Jeigu yra tokios vietos, kurios prašosi dėmesio, kuriuose pajaučiat kažkiek įtampos, kvėpuojam į tas vietas. Nukreipiam dėmesį ir kvėpavimą. Nieko daryti specialiai nereikia. Tiesiog dėmesys ir kvėpavimas toje vietoje. Užtenka dėmesio ir jis pats ištirpins įtampas. Tik skirkim kažkiek dėmesio. Galim pajausti šilumą, tokį padilčiojimą, tarsi daugiau tokios gyvybinės jėgos užplūsta į tą vietą. Ir pabūkim taip ramiai patys su savimi tiek, kiek mums norisi.
su savo kūnu, su dėkingumu, kad jis mus turi. Ne tik mes jį turim, bet ir jis mus turi. Kažkiek su meile. Su vidiniu džiaugsmu. Pajauskim, koks jis gyvybingas. Kiek ten viduje visko vyksta. Ir taip ramiai, ramiai pakvėpuokim.